didžioji mano vaizdo įrašų dalis atsiranda spontaniškai, kai aš turiu jums realiai ką parodyti. Va, dviratukas atvažiavo pasikeisti vieną padangą, kita padanga gera, priekinė, kaip dažniausiai ir būna, pakeiskim tik galinę. Gerai. Švalbė, Rapid Drop, dydis 2,25 coliais. Įsidėmėjom 2,25. Užsakiau naują padangą, Maxis, man šiaip jos patinka, labai mažai brokų pasitaiko, tiesios, tvarkingos padangos. 29,22. Tai galima būtų pagalvoti, kad jos yra siauresnės. Pusę colio, kiek yra? Pusę colio pas mus yra 2,54 cm, colis, dalinta iš 2,5, tai bus 120, tiksliau 1 cm, 27 mm, tai yra kažkaip daug čia. 1 cm. Ne. 1,27, tai palauk, čia ne pusė colio, čia yra 2,25, 2,02, jo, tvarkoju, tai bus 12 mm, beveik 13 mm turėtų būti skirtumas, ar ne? Matuojam, aš matuoju tiesiog su slangmačiu, ratlankiai vienodi, tai jokios čia paklaidos nebus, sumontuoti taip pat. Va, plačiausioj vietoj. Būna plačiausia vieta arba raštas, arba kitą kartą, jeigu raštas nelabai stambus, plačiausia vieta tiesiog šoninės sienelės. O kadangi mums aktualu, koks ratas gali tilpti į rėmą, tai mums ir reikalinga didžiausia dalis. 55,5, aš gal net sakyčiau, aš šitaip dar padidinęs, jo, padidinau aš čia. Va, dabar va tik to bus. 55 netgi. Žiūrim, kas čia. Atsimenat? Dydis truputį kitoks čia. 54. Matus. 54. Įjungsiu šviesą. Reikėjo prieš tai įjungti, kitą kartą pasistengsiu nepamiršti. Ir visos padangos, bent jau man matytos normalių gamintojų, turi dar kitą matmenį, kuris yra tikslesnis ir dažniausiai parašytas tokioje vietoje, kur nelabai matosi ir nelabai mes jo kartais įžiūrim. Va. 57, 622, įsiminėt? 57, 622. 622 yra perimetras, 57 padangos plotis. Čia irgi turėtų būti pas mus kažkur tai lygiai tas pats. O, 57, 622. Tai o kas čia, iš kur tas 225 ir 22? Kažkas tai nemoka konvertuoti milimetrų į colius. 57 plotis. 57 dalinam iš 2,4 lygų 22,4. Tai kuris čia artimiau? Jeigu suapvalintumėm, galbūt Švalbė arčiau į tą va, pataikius yra, negu Maxisas. Pagal matavimą tai praktiškai tas pats. Šitą naujadą truputį pasitems ir bus lygiai. PM5 ir PM5. Tai va, ir būna atveju, kada, pavyzdžiui, jūs manęs klausėt, o kokia čia į mano dviratį, kokias padangas galima sukišti, ten įtalpinti? Nežinau. Reik bandyti matuoti ir žiūrėti ne colius, o
ką šoninė sienelė ten rašo 622, 559 kažkas tai, po to 6PMB kažkas tai ir va tas kažkas tai antras skaičiukas dažniausiai ir būna, jisai milimetrais plotį mums nurodo ir pasimatuojam rėmą milimetrais, paliekam tarpą bent jau pusę centimetro, ten 5 mm nuo rėmo, kad prikibęs purvas prie padangos nebraukytų mum rėmo, nes labai greit šiaip tai nubrauko, nuzulina laką ir tada iki karbono, iki aliuminio, iki plieno aliuminis, gal jisai ne taip baisu, bet aš mačiau tokių praktiškai kritinių momentų, kada ten skylė tokia pravaro, aliuminis jisai gan minkštas metalas, plienas pradeda rūdyti, karboną šiaip mes nenorim pažeisti, tai nekišam maksimalių padangų. Dargi būna atveju, kada gamintojai išleidžia naują modelį ir pas juos ten reklamoje arba kažkur kokiam šitam trailiniam video parodyta, ten, kaip ten viskas pas juos mandrai, kaip čia jisai lengvesnis, visada būna praktiškai, vat, bus greitesnis, lengvesnis, ten mandresnis, komfortiškesnis, daugiau opcijų, nežinau, ten tokie pasakymai, jie nieko verti dėl to, kad galima įtalpinti platesnės padangas. Vat, labai daug tokių yra reklaminių vaizdelių ir aprašymų. Tai kokias platesnės? Vat realiai, jeigu jūs rašote dviračio specifikacijoje, kad galima įtalpinti platesnės padangas dėl rėmo konstrukcijos, ten bla bla bla, ten chainstay, ten jūs praplatinot, boost rėmas ir tokiu būdu galima įtalpinti platesnės padangas. Kiek platesnės? Vat kokias platesnės? Ir aš susidūręs asmeniškai su savo, vėl, kaip pavyzdį paimsiu savo dviratį, būstinis rėmas, vat, ir yra ta pati istorija, galima platesnės padangas talpinti, platesnės kokias. Coliais, jeigu parašyta ant šono 2-3 maksimum. Toliau jau ten tai tiesiog nebėra tarpo ir jeigu aš važiuoju į žygius taip, kaip aš mėgstu, prikimba molis prie ratų ir pradeda braukyti man rėmą. Tai tas toks platesnės padangas, pagal mane platesnės padangos yra 3 coliai. Tai čia aš net nežinau, kiek milimetrai, 60 kažkiek, tai kiek 3 coliai, ne? 3 kart 2, 5, 4. 7-6 net. Tai va, suprantu, platesnės padangos. O tie visi žodžių žaismas. Platesnės padangos, 2-2, 2-3 colio parašyta ant padangos, o va, kaip šiuo atveju mes jau matom, kad jos vienodos, nieko neplatesnė už tą, 2-2, 2-2-5. Netikėkit aklai, tai skaičiais, pasimatuokit savo rėmą ir tada tik tais kažkokias modifikacijas atlikinėkit, nes tais coliais tai čia pieno riebumas.